कधे बेले हम 10 बजे 10 बता देंगे आएगा बहुत दूर चाहिए रूप होने को मन भाए ना मन होने को धन रूप होने को मन भाए ना मन होने को धन पर माल दिन छुट्टी मलाई नहीं हो गई पर हाल दिन Šiandien skridom į Pokarą ir rytoj pradėsime savo haiką į Annapurna Base Camp. Ką, važiuosim trekiant į Himalajus. Čia mūsų mašina. Daiktai netilpat, pririšo ant stogo. Bus matyt. लगन गाठो कुरा सुन साचो माइकी छोड्दा आँसु मरर गाडी सिस्नु तरकारी जागिर खाको सरकार Let's go on a hike. Let's go to the mountain tops. Let's go see the mountains show off. Let's go see where angels learn to fly. Let's go on a hike. Let's go see the sunset. Let's go see the sun's best. Let's go see where angels spend their time. Esam Nepalo kalnuose ir čia žinoma, kad nėra saugu gerti iš krano vandenį. Bet turim tokias tabletytes, vadinasi Aquataps, ir įdėjus vieną jų į 1 litro vandens butelį, po 30 minučių jau galima vandenį gerti. Tai pasižiūrėsime, jos tikrai gerai veikia. Vakar prasidėjo mūsų trekas ir atvykom miestelį Gandruk. Čia šiąnakt ir miegojom. Čia toks paskutinis dar miestelis, kur civilizacijos visai nemažai. Turėjom pusiau šiltą vandenį ir interneto ryšys dar veikia. Tai va, bet vis tiek labai šalta. Naktį buvo. Ir dabar rytas visi ruošiasi, pusryčiauja ir trauks į kalnus. Kažkas juokingas. Reportažas iš Himalajų. Pastebėjom, kad čia pomidorai visai kitokie nei Lietuvoje ir auga ant medžių. Va. झ्याम्म नाच्ने बारुली कम्मर भाँच्ने झ्याम्म झ्याम्म नाच्ने बारुली कम्मर भाँच्ने Čia Nepale yra toks vietinis patiekalas, kuris vadinasi dal bat. Pagrindai yra aštri lęšių sriuba, ryžiai ir toks daržovių troškinukas.
Kas yra ypatinga apie šį patiekalą, tai yra vienintelis patiekalas, kuriam galioja tokia taisyklė, kad tu jo gali valgyti neribotai. Tai reiškia, jeigu tau reikės ryžių papildymo, tu gali prašyti, tau papildys ryžių. Jeigu nori sriubos, tau papildys sriubos, taip pat ir tas pats galioja ir daržovių troškinukai. Tai čia toks vienas įdomesnių dalykų. झ्याम्म नाच्ने बारुले कम्मर बाज्ने झ्याम्म नाच्ने बारुले कम्मर बाज्ने Įsitikinom, kad vandens tabletės veikia ir šiandien man labai greitai pasibaigė vanduo, tai prisileisim, bet iš natūraliai iš gamtos. Pietų pertraukėlę sustojom. Geriu arbatėlę su citrina, mėgaujasi kalnų vaizdais. Biškį deginas. Žygiavom jau trečią dieną ir štai priėjom savo teahausą šiai nakčiai. Žiaurus rūkas, esam jau 3 km 200 metrų aukštyje. Oras praretėjęs, tai žiūrėsim, kaip čia seksis miegoti. O rytoj jau tikimės, kad pasieksim Annapurna Base Camp. Įsiruošėm lemiamą žygį Annapurnos Base Camp. Atvykom į Mačapuchrę Base Camp. 3700 metrų aukštyje. Kol kas viskas gerai, sekite įvykius. Tai va, dabar esam jau 3700 metrų aukštyje. Ir šiaip pasiskaitam, kad prevencijai nuo aukštuminės ligos labai gerai padeda karpai. Tai va, čia gerta makaronas ir pietum ir vakarienį geriam arbatą su cukrum ir nesijaučiam darantis kažkokią nuodėmę. Visai smagu. Pasiekėm savo tikslą, tai realiai esam vertingiausia pasaulio kalno Base Camp'e, bet šiuo metu niekas nekopia į viršų, tai visiems viskas gerai.
Bet tiesa, matėm nemažai skrendančių sraigtasparnių čia, tai kažkam ir tokiam aukštį, čia yra šiek tiek virš 4 km pasidaro negera ir reikia kviestis helikopterį. Tikėkimės, mums taip nebus.